Reiškia, jisai yra po žeme. Čia yra šiaurinė dalis. Šita dalis žiūrint į šiaurę. Čia yra vakarinė. Čia saulė šviečia. Vakaras. Nu, va taip jinai atrodo ta siena. Reiškia, tokias kaip dulkės. Nežinau, ar čia matosi. Tokias kaip... Čia nesimato. Turbūt nesimato. Tokias... Nu, čia yra molio. Netgi nudažo ranką mano. Čia yra tiesiog molis. Turbūt buvo maišytas molis su smulkiais akmenukais, nes va čia matosi, va tokių akmenukų yra. Va tokio dydžio. Ir, reiškia, va yra, jie turi tokio akmens, reiškia, čia yra jis toksai kaip vientisas akmuo. O yra dar į kažkur vietos įkišta va tokio akmens, kur jis nėra akmuo, jeigu aš jį taip daužyčiau, jisai pradeda trupėti. Tai, nu, taip aš bandau pajudinti, nu, nėra. Nejuda, aš turbūt labai nors va šitą aš nuėmiau kažkaip paprastai, bet jie tokie pavieni, nu, va aš, va tokius smulkius galiu išimti. Jie juda. Šitokius, gal tos didesnius ar nenuimčiau, bet, nu, negaliu išimti. Gal ir nėra taip tragiškai. Nu, šitas juda. Aišku, sunku pasakyti, galbūt jeigu aš taip... Nu, negaliu. Arba man kaip... Nors va šitas juda. Bet šitie smulkus juda, kurie į tarpus sukišti, aišku, šitų didesnių aš jau nenuimsiu tikrai, bet neišimčiau aš. Nu, tai va, tai viskas čia yra toks ir... Nežinau, gal čia matysi. Nu, va, ir nuėjo dulkės. Tai va, čia yra tas, va, tuom užpildyta. Tai aš taip įsivaizduoju, visą tai reikėtų valyti ir... Aišku, čia aš galiu visą pirštą įkišti. Tai aš čia netgi net negeležimą, aš čia su savo pirštu. Tai va toks kampai, tik tai nieko. Bet va, irgi aš matau, va šitas akmuo yra. Šitas akmuo, kur aš sakiau, kad jisai yra... Jie tokie sluoksniuoti. Va, jie yra matosi sluoksniai eina. Aš nemanau, kad čia... Man atrodo, čia nėra akmuo, čia yra kaip žemė, kaip urvas, bet jis susipresavęs. Tai jis, man atrodo, nėra klasifikuojamas kaip akmuo, tai yra tiesiog kaip... labai tankus kažkoks purvas, suakmenėjęs purvas, bet jis chemiškai nėra silikatas, nėra akmuo. Nu va, jie tokie, nors negaliu aš išimti, bet va, aš matau, kad jie yra sluoksniuoti, šitie akmenys, jie yra sluoksniuoti. Čia mes vadinam jos akmuo, bet aš nemanau, kad čia yra tas akmuo. Nors žmonės sako, kad čia granitas, bet aš netikiu, kad čia granitas. Tai va, šitas kampas. Ir viršui, reiškia, jie, man atrodo, stoga, kai čia biškį cemento. Bet tas cementas, jis irgi toks nėra kažkoks. Jie turbūt su pirštu galės irgi nukrapštyti. Nu, aš įsivaizduoju, va, čia yra tokie tarpai. Pavyzdžiui, tokias skylės, didžiulės. Aš galiu ranką įkišti. Tai visą tai reikės kažkaip užpildyti su specialiais mišiniais. Nu, va, tas jau. Aš pabandysiu. Nu, toks, aš nežinau, su plaktuku aš čia net ne plaktukas čia yra. Statybininkai sakė, kad
jie visą tai valys, daužys, tai turbūt nemaža dalis tos sumos, kurie prašo bus. Vat aš įsivaizduoju, va šitas akmuo yra granitas, va čia yra granitas. Va čia yra granitas. Bet čia nėra akmuo, čia yra tas purvas, tas toksai. Kažkas kažką bandė rašyti. Nežinau, ar skaitom. Tai va tas įėjimas pagrindinis, kuris žiūri į pietus, tai va aš taip įsivaizduoju, va šitie va akmenys, jie ir yra granitas. O visa kita ten yra, nu, tarkim, tai purvas. Labai tvirtas, kietas purvas, bet sakė, visą Portugaliją pastatyta visas šitas regionas iš tokių va. Nu, jeigu būtų granitas, tai jo. Tai vat man dabar klausimas, ar išlaikys mano sumanimas. Čia kažką bandė klijuoti, nežinau, ką čia klijavo. Nu, mano pirštam per kietą, bet su platuku, neturiu platuku. Nu va, čia geriau tas purvas. Nu va, jisai, va. Tai va toks va čia yra visas tas. Turbūt reikės perdaryti. Čia viską tarė, aš įsivaizduoju, visą tai reikės išimti rankiniu būdu ir užpildyti turbūt tuo mišinuku, kur čia pardavinėja. Specialus mišinukai yra. Nu, va, ir šitas kampas taip atrodo. Nu, va, aš galiu nudaužyti. Nu, va, aš negi su akmenuku daužau, jisai byra, aš matau, kad jisai eina. Va, jis va šitas, jisai... Va, jis tokiais sluoksniais eina. Oi, nesimato. Va, šitas ant šito labai gerai matosi. Va, jisai nėra akmuo, jis yra kaip kažkokios nuosėdos ar vėjas pripūtė, ar dar kažkas ir per tam tos 1000 metų. Kažkaip susipresavo į tokius luitus ir po to tus luitus turbūt kažkaip jaustė ir iš jų statė. Bet aš nežinau, ar jie skaitusi kaip statybinė medžiaga, ar jie. Nors pagal žemėlapį mes tikrinom archyvose, jisai buvo, šitas pastatas 40 metais buvo. Karinis žemėlapis jis jau stovėjo ant šito žemėlapio buvo, tai reiškia šitam pastatui, nu, kažkur apie 60 metų tikrai yra. Bent jau archyvai rodo, kad yra. Tai dabar, nežinau, ar matysis. Reiškia, čia yra cementinė, aiškoje, aš nežinau. Nu ir viduje molis. Tas pats molis. Na, čia gyvūnam, reiškia, čia toks gyvūnų. Šiaip gerai jaučiasi, toksai viduje tas pats oras viduje toks, nu, neblogai čia. Nėra, vasarą, kai įeidavai, čia nebuvo karšta. Jis nors laukia būdavo 40, čia nebūdavo. Kažkaip matyti vėsinais, kadangi šita dalis yra po žeme, kažkur iki tos, kur ta bankutė stovi. Tai turbūt vėsina natūraliai. Yra druskos. Sakė, reikės plauti su specialia chemija, kur nuima druskas. Jie darys drenažą, laukia darys drenažą. Čia matosi kažkokia ventiliacija padaryta. Ai, turbūt čia yra įvadas, gali būti padarytas. Aš matau, ten šviečia. Mes galėsim gal kokį vamzdį čia įvesti, pro šitą skylę. Aš tarp kitko netikrinau. Reikės pažiūrėti. Arba ventiliaciją padaryti natūralią. Reikės sugalvoti. Nu, toks ir čia dar yra vienas toksai. Irgi galima kažkokį vamzdį atvesti turbūt. Aš
aš taip suprantu, čia ventiliacija buvo daryta. Nu ir viskas čia pilyje. Nesimato tamsa. Tai štai toks jis tas pastatas. Tai tiek čia to granito tėra. Įėjimas granitinis, iš granito. Visa kita tai yra jau. Nu, jis toks. Tai va, yra klausimas, ar čia verta investuoti, nes galima nupirkti medinius namus jau padarytus. Už 20 000 yra visai tokių normalių variantų, jas tik tai apšiltinti ir realiai suma gautųsi labai panašiai, galbūt netgi pigesnė. Tai va toks, tokie tie pastatai. Vaizdas iš namo būtų toks, jeigu būtų pastatytas.